Oi, užklupot mane visiškai nepasiruošus, bet jau kad esate čia, šiandien pasižiūrėkim, kaip man sekėsi socialinėse tinkluose per paskutinius 6 mėnesius, kai sukėliau 65 video apie tai, kaip įsirenginėjau loftą. O dabar pažiūrėkime skaičius iš arčiau. Taigi, visi video Facebook'e sugeneravo 3 milijonus peržiūrų ir paskyrą dabar stebi 3300 žmonių. Tuo tarpu TikTok'e tai yra 1 milijonas peržiūrų ir 960 žmonių. Sakytume, Facebook'o rezultatas geresnis, bet reikia nepamiršti, kad lietuviška auditorija Facebook'e yra 2 kartus didesnė nei TikTok'e, kuriame nėra nei 1 milijono vartotojų. Iš įdomesnių faktų, iš 1000 stebėtojų vienas pavirsdavo prenumeratorium, Facebook'e būdavo 3 laikai arba komentarai, tuo tarpu TikTok'e net 8 laikai arba komentarai. Liūdnesnis buvo YouTube'o ir Instagramo rezultatas, kur yra 40 stebėtojų sumoje, tai apie peržiūras tai nėra ką kalbėti, o uždirbtus pinigus reprezentuoja ši nuostabi baronka. Tokio rezultato per pusę metų nesitikėjau, bet apetitas auga bevalgant ir dabar galvoju, noriu YouTube'o aktyvesnį. Tai aš paliksiu savo visų kanalų nuorodas aprašyme, o jūs eikit paprenumeruokit ir iki pasimatymo lofte. Mes kavutę pabaigiam ir jau einam kažką pertarinėt.